Tikrai žymybei tikro žvaigždiško sutiktuvės su limuzinu, apsauga gėlėmis ir paparacais. 2005 metų Eurovizijos nugalėtoja graikė Helena Paparizou praėjusį trečiadienį į Vilnių atskrido be 10 minučių vidurnaktį. Dar prieš atvykstant žvaigždei į Lietuvą keletą savaičių netilo kalbos apie didžiulius jos įgeidžius bei reikalavimų sąrašą koncertų organizatoriams. Vien specialų garso pultą, be kurio Helena nesutinka koncertuoti, iš Graikijos teko skraidinti per Rygą. Dar pop atlikėja paprašė meniu be jūros produktų, nes jiems yra alergiška. Tačiau vos išlipusi iš lėktuvo ir apsaugos bei koncerto organizatorių lydima link limuzino, Paparizou atrodė paprasta ir mielai flirtavo su LT paparacų kamera. Ar galiu rūkyti viduje? Galim rūkyti viduje? Galim. Cigaretė, gardi vakarienė ir geras miegas. To visuomet po skrydžio pageidauja Eurovizijos nugalėtoja. Nors kai limuzinas žvaigždė atvežė į sostinės senamiestyje esantį 4 žvaigždučių viešbutį Ramadą, laikrodis rodė jau beveik 1 nakties, tačiau mums pavyko sužinoti, kad vos įsikūrusi savo apartamentuose, ji su sužadėtiniu nuskubėjo vėlyvos vakarienės. Koncertuoti į Lietuvą Helena Paparizou pakvietė 5. gimtadienį švenčiantis Testuras. Jo vadas Martynas Laivys LT paparacams prasitarė, kad prisivilioti žvaigždę į mūsų šalį buvo be proto sunku. Intensyvios dėrybos truko kone metus, o galutinis patvirtinimas, kad ji tikrai čia koncertuos, buvo gautas viso labo prieš porą mėnesių. Nemažai tai buvo reikalavimų ir intrigų, bet aš apskritai gyvenime problemų nematau, tai per mano prizmę žiūrint tai nedaug. Daugiau buvo nervų ir neiškumo. Gerai, pamirštam tas problemas. Nors koncerto dieną surengtoje spaudos konferencijoje Helenos laukusios žurnalistus, ji sugebėjo nustebinti tuo, kad į ją pavėlavo gerą valandą. Tačiau iškart dėl to visų labai atsiprašė. Jei spaudos konferencija būtų vykusi viešbutyje, būčiau vėlavusi tik 10 minučių, nes nežinojau, ką apsirengti. Tačiau ji vyksta čia. Žodžiu, labai atsiprašau už vėlavimą. LT paparacai vieninteliai gavo ekskliuzyvinį Helenos Paparizou interviu televizijai. Ar prieš 3 metus iškovota pergalė Eurovizijoje labai pakeitė 27 atlikėjos gyvenimą? Dabar žmonės mane kur kas labiau atpažįsta. Ypatingai graikai manimi didžiuojasi. Jiems tapau tarsi nacionaliniai heroje. Aš dainuoju beveik pusę savo gyvenimo. Visus tuos metus gyvenau kaip žvaigždė. Man 27, o scenoje aš jau 10 metų. Stengiuosi būti atvira visiems. Net mano namų balkono duris visada atvertos ir žmonės gali matyti, kaip gyvenu. Tikrai nenorėčiau gyventi tarsi kalėjime. Kai viena ar su draugais vaikštau gatve, leidžiu žmonėms prie manęs prieiti, paliesti ar net apkabinti. Ar nepavargstate nuo dėmesio? Galiausiai nuo paparacų ir žiniasklaidos įkyrumo? Kartais tai gali varginti, nors ne, tai labiau baugina nei vargina. Niekada nežinai, kada paparacai gali pasirodyti. Aš esu viešas žmogus ir negaliu išeiti į gatvę ant pižamos užsivilkusi palto, nes mane gali nufotografuoti. Bet tai nėra didžiausia tragedija, kad paparacai tyko aplink mano namus. Į Lietuvą kartu su Helena Paparizou atskrido dar 29 jos komandos nariai, 6 muzikantai, tiek pat šokėjų ir net 17 techninio personalo narių. Beje, kartu atskrido ir jos sužadėtinis Tonis Mavridisas, kuris yra ir Helenos prodiuseris. Esate susižadėjusi 9 metus. Kada galima tikėtis vestuvių? Visada sakau, kad širdyje jaučiuosi ištekėjusi. Man svarbu ne priesaika bažnyčioje, bet viduje. Dievui jau pažadėjau, kad būsiu su tuo žmogumi iki gyvenimo galo. Ir to pakanka. Tikiu, kad didžiausia bažnyčia yra kiekvieno mūsų širdyje. Kaip teigia organizatoriai, Vilniuje surengto koncerto klausėsi apie 9 000 žmonių. Ir paskutinis klausimas. Kokia yra jūsų grožio paslaptis? Dietos, plastinės operacijos, sportas, o gal visą tai kartu? Nieko panašaus. Didžiausia paslaptis – miegas ir daug geriamo vandens. Plastinių operacijų nesu pasidariusi. Galbūt kai pasensiu ir man bus kokie 45, pasitempsiu veidą. Dietos mes gyvename tik kartą, todėl turime valgyti tai, kas mums patinka. Bet visko turi būti su saiku. Small amounts.